Sveiki visi! Ar kada susimastėte, kodėl vis grįžtu į šį sektorių? Juk čia sugrįžau jau 3 kartą ir negaliu sustoti. Leiskite pasidalinti savo paslaptimis. Pirmiausia, šiame sektoriuje viskas nuolat auga ir yra begalė galimybių. Kiekviena patirtis suteikia man neįkainojamų įgūdžių. Įsivaizduokite vietą, kur visada galite išmokti ką nors naujo, kur kiekvieną dieną atneša naują iššūkį. Būtent tai mane ir žavi. O kas mane labiausiai jaudina? Naujos technologijos. Problemų sprendimas. Darbas komandoje ir bendravimas su klientais. Ši dinamiška aplinka kursto mano aistrą. Dabar pakalbėkime apie kelių skubių užduočių tvarkymą. Kai dvi užduotys yra vienodai skubios, svarbiausia yra nustatyti prioritetus. Įvertinu, kuri užduotis turi didesnę įtaką ir pirmiausia imuosi jos. Bendravimas yra labai svarbus, todėl visada informuoju savo vadovą apie situaciją ir siūlau galimus sprendimus. O jei reikia, nedvejodamas, perduodu užduotis savo kolegoms. Juk komandinis darbas daro stebuklus, ar ne? Ar kada susidūrėte su prieštaringais statiniais IP adresais? Štai mano požiūris. Pirmiausia, nustatau, kurie įrenginiai naudoja tą patį IP adresą. Tada perkonfigūruoju juos, kad būtų priskirti unikalūs statiniai IP adresai, arba perjungiu į DHCP, kad tinklas juos tvarkytų. Problema išspręsta. Dabar pakalbėkime apie Windows 10. Ar ji turi ateitį? Žinoma. Windows 10 nuolat atnaujinama naujomis funkcijomis ir geresnė sauga. Ja vis dar plačiai naudoja daugelis įmonių ir asmenų, todėl ji išlieka labai aktuali. O kaip dėl Active Directory? Ji yra būtina vartotojų valdymui. Ji leidžia centralizuotai valdyti vartotojų paskyras ir leidimus, užtikrinant tinklo saugą ir prieigą prie išteklių. Be to, jis sklandžiai integruojasi su tokiomis sistemomis kaip Office 365, Microsoft Exchange ir kitomis Microsoft paslaugomis, kurioms reikalingas autentifikavimas ir autorizacija. Apibendrinant, šis sektorius yra inovacijų ir augimo žaidimų aikštelė. Kiekvienas iššūkis yra galimybė. Kiekviena problema – šansas kurti naujoves. Būtent dėl to aš jį ir myliu. O kokia jūsų aistra? Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite patikti ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau įžvalgų. Iki kito karto, toliau mokykitės ir aukite.